Haris Poteris ir netikras princas – tai jau 6-oji ekranizacija pagal to paties pavadinimo britų rašytojos knygas. Kiekvienais metais filmas vadinamas laukiamiausiu. Šįkart, bėgant titrų eilutėms, galima išvysti ir lietuvišką pavardę. Prie Hario Poterio ir netikro princo filmo kūrybos prisidėjo ir lietuvis Danius Kvedaras. Jo darbo sritis vaizdo efektų kūrimas. Danius pasakoja, kad jo sukurtą sceną bus galima išvysti pačioje filmo pradžioje. Būtent šitam filme ir scena, kurią aš dirbau, praleidau apie 6 mėnesius dirbant, bus didžiulė scena, kur mirties valgytojai, tie burtininkai blogieji, skrenda virš sceną, kur skrenda virš viso Londono ir tada skrenda link tilto, sukasi aplink tiltas ant galo nugriūna. Tai visa šita scena, didžiulė scena yra padaryta kompiuteriu, kas aišku, nežinau, žiūrint turbūt paprastą akim, niekada gyvenime to nepagalvotum. Aš kiek žinau, ta scena bus pačioj pradžioj filmo tenai. 6-oje dalyje netrūksta siužeto vingių. Jaunieji burtininkai rengiasi lemiamai kovai su valdovu Voldemortu, tačiau paaugliams ramybės neduoda ir jausmai. Šis filmas skiriasi nuo prieš tai buvusiųjų. Jame nemažai jausmingų scenų, taip pat painiavos tarpusavio santykiuose. Taip, šiame filme daug bučinių, taip pat daug romantikos ir panašių dalykų. Tačiau išvysite ir nemažai niūrių vaizdų. Hario Poterio premjera praūžė per pasaulį. Londone aktorius ir jų gerbėjus smerkė stiprus lietus bei gąsdino perkūnija. Tuo tarpu Vilniuje premjeros vakarą lietus liovėsi, tarsi pamojus burtų lazdele. Ar labai lauki filmo iš tikrųjų? Taip, laukiau nuo praeitos dalies, jau sekančios dalies ir labai stipriai laukiau ir pagaliau sulaukiau. Ar labiau knygas skaitot, ar labiau filmus žiūrit? Ir knygas, ir filmus. Nes tai yra panašiai, tiesiog ekranizacija yra įdomiau. Prie Hario Poterio ir netikro princo kūrimo prisidėjęs Danius Kvedaras taip pat sako nekantraujantis išvysti šią juostą. Laukiu, kaip sakiau, tą filmą labai smarkiai, vis laiko ir laukiu dabar, kai trečiadienį išeina tas filmas, tai tikiuosi savaitgalį papulti pas pasižiūrės. Iš viso apie burtininką Harį Poterį yra parašytos 7 knygos. Pagal paskutinę dalį pavadinimu Haris Poteris ir mirtinos relikvijos bus pastatyti netgi 2 filmai. Kūrėjų teigimu, knygos siužetas pernelyg sudėtingas, kad jį būtų galima atskleisti viename filme. Taigi, iki pasimatymo magiškame Hario Poterio pasaulyje. Reporterė Renata Domeikaitė, Vilnius.